Sveikas mergina, šį kartą video filmuoju lietuvių kalba, o filmuoju lietuviškai todėl, kad jis bus talpinamas Maybelline Lietuva tinklapyje. Taigi šis video bus apie tai, kaip išsirinkti tinkamą kreminę pudrą. Aš turiu 3 kreminės pudras, visos iš Maybelline ir 2 BB kremus. Tiesą sakant, esu bandžiusi tik šiuos BB kremus, nesu bandžiusi nei vienos iš šitų kreminių pudrų. Tai pradėsiu turbūt nuo šitos. Taip pat turiu paminėti, kad šis video nėra apie tai, kaip išsirinkti tinkamą kreminės pudros atspalvį, tai aš tiesiog testuosiu skirtingas kreminės pudras, o kaip atitaikyti atspalvį, tai tiesiog užtepkite kreminės pudrą šioje vietoje ir žiūrėkite, kad spalva atitiktų tiek veidą, tiek kaklą, kad nebūtų nei per tamsi, nei per šviesi. Taigi, pirmoji kreminė pudra yra Superstay Better Skin Energizing Vitamin Formula Flawless Finish Foundation. Ji yra skirta visiems odos tipams, turi SPF 20, mano spalva yra Cameo. Kadangi šias spalvas nepati rinkausi, jos gali būti šiek tiek man per tamsios. Rašo, kad ši pudra išlygina odą. Po 3 savaičių jūsų oda taps dar gražesnė. Nežinau, nelabai tikiu aš tokiais dalykais. Gerai, tai naudosiu makiažo šepetėlį, kad išsklaidyčiau šią pudrą ir ką iš karto galiu pasakyti, tai yra, kad nepasakyčiau, kad ji labai drėkinanti. Turbūt jūs priartinsiu, kad geriau matytumėt. Beje, aš savo akis ir antakis esu pasidažiusi. Ant kaktos turiu kelis pagelius, tai jų nemaskuosiu maskuokliu, kad jūs pamatytumėt, kaip kiekviena pudra paslepia veido trūkumus kažkokius. Ką galiu pasakyti? Veidą išlygina labai gražiai. Oda iš karto atrodo matinė, net nereikia jokios pudros, jokio blizgės ant odos nėra, bet veidas neatrodo plokščias, taip kad pudra nėra per daug matinė. Sakyčiau, ji puikiai tiks merginoms, kurios turi gana riebę veido odą ir tikrai nesijaučia, kad kažkas yra ant veido. Maskavimo atžvilgiu šitie visi raudonumai ant kaktos matosi, tai turėtumėt naudoti kažkokią maskuojamąją priemonę, kad uždengti spogelius, neligumus. O šiaip tai aš esu sužavėta, tikrai nesitikėjau, nuostabi kreminė pudra ir, kaip jau sakiau, rekomenduočiau ją merginoms, kurių veido oda yra rieboka. Gerai, antroji kreminė pudra yra Affinitone Tone and Tone Unifying Foundation Cream. Taip pat skirta visiems odos tipams. Rašo, kad jį drėkina veidą, puikiai prisitaiko prie jūsų veido spalvos. Labai lengvos tekstūros, kuri iš karto ištirpsta ant jūsų odos. Spalva, kurią turiu, yra 17 Rose Beige. Mano oda yra labiau geltona, nei rožinė. Spalva yra gana tamsoka. Švarų makiažo šepetėlį ir paskirstysiu pudrą ant veido. Ji labai greitai džiūna, taip kad negaiškite su ją ir iš karto paskirstykite. Tekstūra tikrai yra be galo lengva. Labai skysta, bet labai pigmentuota. Spalva tikrai per tamsi ir per rožinė. Nežinau, ar jūs tai matot, bet man tai labai aiškiai matosi. Pudra atrodo be galo natūraliai ant odos. Šitos tekstūra yra dar lengvesnė. Na ką, maskuoja, manau, lygiai tiek pat, kiek ir prieš tai naudota pudra. Man asmeniškai pakanka, bet jeigu jūs turite spogelių, tai žinoma reikės naudoti maskuoklį, nes visko neuždengia. Aš tai pasidažiusi drąsiai eičiau į mokyklą ir universitetą ir net nesivarginčiau užmaskuoti tų
kažkokių raudonumų. Suteikia tokį lyg ir švitėjimą odai. Šita pudra yra labiau matinė. Žinoma, jeigu jūsų oda yra labai riebi, tai papudruokite T-zoną. O šiaip tai esu labai nudžiuginta šitų produktų. Gerai, trečioji kreminė pudra mane domina labiausiai, nes tai yra nauja formulė, nauja tekstūra. Dream Satin Liquid. Satiny Finish Poreless Perfection Satin Light Essence. Paauglystėje naudojau Mineral Liquid, atrodo vadinasi, kreminė pudra, kurios jau nebepardavinėja. Ir atsimenu, visada šitą matydavau, bet niekada jos nesu bandžiusi. Dabar Maybelline pakeitė formulę. Tai čia rašo, kad jį maskuoja poras ir suteikia veido eksominę tekstūrą. Na ką. Spalva yra 21 Nude ir ši pudra turi SPF 13, kas yra gerai fotografijoms, bet šiaip yra gana mažai. O spalva yra smarkiai per tamsi. Bet, kaip jau sakiau, mes dabar į tai nekreipsime dėmesio. Labai malonus kvapas, kitos pudros neturėjo jokio kvapo, o šita turi tokį gaivų kvapą. O, wow, spalva yra oranžinė. Na, nežinau. Iškart galiu pasakyti, kad jį gana sunkiai sklaidosi. Bet spalva tai tikrai nepasakyčiau, kad 21 Nude. Labai tamsi spalva. Ir oranžinė. Kas mano manimu nėra gražu. Nelabai aš sužavėta šitą kreminę pudrą. Matosi, jeigu kur nors jos pakankamai neišsklaidote, tai labai matosi. Ypač čia apie antakius, kur yra truputėlį sunkiau prieiti, matosi kaip jinai, nežinau, net subėga. Nėra ant tiek blizgi, kad reiktų veidą pudruoti. Na, nežinau, man jinai iš šitų trijų mažiausiai patinka. Maskuoja gal truputėlį daugiau negu prieš tai dvi naudotos, bet taip pat neturi tokio kaukės efekto. Bet man nepatiko, kaip sunku su ją dirbti, nes jinai greitai džiūna ir sunkiai sklaidosi. Šitai rašyčiau 7 iš 10. 6-7, nedaugiau. Gerai, dabar pereisiu prie BB kremo ir pirmasis bus Dream Fresh BB Cream 8-in-1 Beauty Balm Skin Perfector. Tai šitas yra Light Sheer Tint. Tai yra šviesiausios spalvos. Ir kadangi jau naudojau šį BB kremą, tai galiu iš karto pasakyti, kad jis labai mažai maskuoja. Tai tiks merginoms, kurios turi gana gražią odą, be jokių spogelių. Šis produktas yra tarsi veido kremas su šiek tiek atspalvio. Man asmeniškai šis produktas labai patinka, nes man užtenka maskavimo ir man labai patinka toks natūralus, gaivus efektas. Manau, merginams, kurios pradeda dažytis 13-14 metų, tai būtų tobulas pasirinkimas, nes net neatrodo, kad jūs esate pasidažiusi, tiesiog šiek tiek suteikia atspalvį ir išlygina, suvienodina veido odą. Šitam produktui skiriu 10 iš 10, man jis be galo patinka, bet, kaip jau sakiau, maskavimas yra labai minimalus. Na ir liko paskutinis makiažo produktas, tai yra kitas Dream Pure BB kremas. Tai šitas yra tiesiog skirtas riebiai veido odai. Šį produktą įeina 2% salicilio rūgšties, kuri padės kovoti su inkštirais. Ir taip pat turi SPF 15. Greitam makiažui tai tobulas pasirinkimas, mano manymu. Ir spalva labai gerai yra, šiek tiek šviesesnė negu to kito BB kremo, tai man idealiai tinka. Kadangi jis yra skirtas riebiai veido odai, nereikia papildomai naudoti kažkokios tai pudros, nes jis turi matinį efektą.
Man atrodo, kad šis BB kremas truputį daugiau pamaskuoja negu pirmasis. Pirmasis yra labai skystas, tiesiog kaip veido kremas su trupučiu spalvos. Na, o šitas jau truputį pamaskuoja. Štai rezultatas. Oda yra visiškai matinė, jokio blizgesio. Mano nuomonė, šis produktas yra tobulas, ypatingai mokyklai, kai sėdite pamokose iki popietės. Man nepatikdavo eiti į tualetą ir tikrinti, kaip atrodo mano makiažo pudra ir veidas per daug neblizga ar neatrodo visa riebalota. Jis turėtų išsilaikyti visą dieną, bent jau iki pietų tai tikrai. Oda neblizgės, atrodys gaiviai, natūraliai, net neatrodo, kad esu daug pasidažiusi. Prieisiu arčiau. Tie spageliai mano net nebelabai raudoni. Taip, kad užtenka vien tik šio produkto, net nereikia kažkokio tai atskiro maskuoklio. Jeigu jūsų oda nėra per daug problematiška, tai šitam tikrai duočiau 10 iš 10. Taigi, rezume, man labiausiai patiko šitie 2 BB kremai ir Affinitone kreminė pudra. Jiems visiems duočiau 10 iš 10. Antroje vietoje būtų šita Superstay Better Skin kreminė pudra. Ir paskutinėje vietoje dėja būtų šita kreminė pudra. Nors žinau, kad Maybelline labai ją didžiuojasi ir tai yra patobulinta formulė. Naujas produktas, bet man ji visiškai nepatiko ir jos nerekomenduočiau. Bet kadangi visų mūsų oda yra skirtinga, tai galbūt jums patiks šita pudra ir nepatiks nei vienas iš BB kremų, nežinau. Tai buvo tiesiog mano apžvalga, mano nuomonė. Tikiuosi jums buvo įdomu ir gražios dienos. Iki.